Sveiki. Nu va, dar pafilmuosiu truputį savo gipskartonio keltuvą. Šį kartą gal labiau parodysiu, kaip sako, konstrukciją. Tai va, dabar nuo ko pradėsim. Visų pirma, turbūt, kad tai yra 3 sekcijų. Kaip sakant, pirmoji pagrindinė, nejudanti, paskui išeina antroji sekcija ir paskui trečioji. Nu, tai nėra labai sudėtinga, bet reiškia tam tikra troso pravedimo schema turi būti ir skridinukai. Pavyzdžiui, dabar va pademonstruosiu. Nu, viskas atsirėmė. Pagrindinis tokios konstrukcijos privalumas yra, kad nereikia aukštai iškelti plokštės, norint ją užsidėti ant platformos, nes šiaip jeigu yra 2 sekcijų, tai reikia jau praktiškai, kiek mačiau, iš galvos pakelti. Tai yra, nu, nelabai patogu. Toliau, jeigu ką sudomintų, kaip turi praeiti trosai, nu, tai čia va talė. Stacionarioje dalyje turi būti, nu, kaip pats skridinukas, kuris eina į apačią ir yra antrojoje sekcijoje išpjova, bet turi būti antrosios sekcijos apačioje neįdančioje dalyje. Ne apačioje, nes turi dar likti dėl standumo, negali pilnai išeiti iš pirmosios sekcijos, turi likti. Tai va. Jinai apgaubė, kaip pareina iš talės, apgaubė, išeina į viršų, per trečios sekcijos skridinuką, kuris irgi yra panašiai taip apie 20-30 cm nuo apačios. Ir, reiškia, viduje įsitvirtina. Aš šiuo atveju negaliu parodyti, bet tai yra viduje varžtas su siaurintom galvutėm ir pergręžta skylė ir perkaiščiot. Kilpa, nu, originaliai. Yra, kad kartais neįsinertų ir taip toliau. Tai va, schema veikia puikiai, ją radau, nu, ne visai lengvai, bet, kaip sako, kas ieško, tas randa. Toliau, turbūt parodysiu, kaip aš padariau platformos pavertimą, bet dėl to reikia nuleisti į apačią. Viskas pakankamai lengvai, gražiai nusileidžia. Va. Taip, gal trumpai, šiaip profiliai yra čia, man atrodo, 50, 30 ar 5, ar kiek jie čia dar kažkaip. Nu, neturiu su savim, rolets nepasakys tiksliai matmenų. Apačioje yra privirintos plokštelės, kad eitų laisvai be tarpų, nebūtų reikia parinkti. O čia vat yra tekstolito. Nu, bent jau aš iš tekstolito išpjau, reiškia, tokie vat irgi kaip po, nežinau kaip pavadinti, kreipiamosios tokios, kad viršus netabaluot, bet jeigu ką galima išimti. O čia ir čia. Toliau platformą galima pasukti, esant, nu, kaip sak, būtinybei. Pačią platformą nebedariau iš metalo, nes vienas dalykas nelabai beturėjau, antras dalykas aš skaitau, kad ir medis, kaip sak, tam puikiausiai tinka. Ir toliau platformos pavertimo irgi mechanizmą, taip žiūrėjau įvairių, kaip sakant, variantų. Ir, sakykim taip, nenorint labai padaryti, nu, ten išeiti sudėtingus dalykus, tai pasirinkau taip. Čia yra, vat, T-formos vamzdis, reiškia, o čia iš šono yra išpjova ir tokia, vat, fiksatorius. Fiksatorius, kada jį atitrauki, gali paversti. Kažkai sunku vienam filmuot. Paversti. Gražiai, pasiverčia, va taip.
O kada vat pakeli, įeina į išpjovą ir užsifiksuoja. Va. Kad netyčia neatsifiksuotų, reiškia ta fiksavimo plokštelė turi dar spiruoklę. Taip, toliau pavertus platformą. Pavertus platformą reikia, kad jinai turėtų irgi, sakykime, tam tikrus tokius, nu, kaip išsikišimus, ar kaip juos pavadinti, kad, nu, kad pasidėtų. Tai tam yra, reiškia, irgi nedariau labai sudėtingai. Va. Va, pasiverčia. Na, pasiverčia viršui, o taip, jeigu reiškia reikia įdėti, tai užsideda persiverčiu. Tai va, šiaip tebėra naujas, dar šviežiai dažai, biškiai jisai prikibo, nu, bet čia fignia, kaip sakė. Taip, va, ir va. Tai va, jau OSB plokštis pakėlė, dirba normaliai. Tai va, ir apačioje dar va, yra irgi 3 taškų, reiškia, platformikė ant ratukų. Nedariau ten tų, kaip esu matęs, net tokių susiaučiamų, daug labai skilių, kaip sako, gal truputį standums yra prarandamas, man tai neaktualu, bet tai atsisuka 2 varžteliai. Jeigu kas išsijama pagrindinis stiebas, jeigu ką, galima kuo puikiausiai su mašina atvežti, ką aš šiaip ir padariau iš šitą objektą. Na, tai va tiek. Kaip sako, keltus kaip keltus, liek tik darbuotis. Na, gerai viskas.